Šturmanas lenktynėse lygiai toks pats svarbus kaip ir vairuotojas. Jisai, be jo, aš niekur nenuvažiuočiau. Jisai be manęs, tai mes, vadinkim, lygiom teisėm sėdim. Kartais šturmanas turi jausti kelią, vadinkim, savo kūnų, savo sėdimąją vietą, kadangi ne visada suspėja ir ne visada yra laiko žiūrėti į kelią. Reikia sekti stenogramą, reikia laikyti pirštą būtent toje vietoje, kurioje yra ekipažas, kurioje yra automobilis ir, vadinkim, savo kūnų pajausti, ar tu šoki, ar tu slysti ir skaityti nei daugiau, nei mažiau, vadinkim, yra pakankamai atsakinga ir pakankamai didelis iššūkis. Pirmą kartą mano šturmano kėdėje bus moteris. Girdėsiu nevyriškai savo įprastą moterišką balsą ausinėse. Ir šiandien, vadinkim, Laima Kybartienė bus tas žmogus, kuris man skaitys stenogramą. Aš tikiuosi, kad jinai skaitys taip pat išraiškingai, kaip kad skaito pageidavimų koncerte padėkas, linkėjimus ir sveikinimus artimiausių žmonių. Pamenu ją nuo vaikystės, vadinkim, šiandien kitam amplua ir kitaip aš išgirsiu tą jos sveikinimą. Tramplinas 70, tramplin 20, dešinys 4-5. Tai reiškia, kad 50, ką matom tiesią kelio atkarpą. Tramplinas gali būti kalniukas, už kuriuo nesimato tiesiosios. Todėl mes įvardėm tramplinas 70, tramplinas 20, 20 yra metrų. Iš karto už trampliną už 20 metrų yra dešinys posūkis, kuris įvardymas 4-5. Dešinys 4-5. Ai, dešinys? Dešinys. Vairuotojas girdi dešinys. Dešinys, kairys. Šiaip jausmas toks atsakomybės, atrodo, turėtum žmogui padiktuoti tiksliai, teisingai viską, kad šuolis būtų teisingas, tramplinas, pusė, kad nesusimaišyčiau pusių. Toks atsakomybės jausmas, drebulys, toks truputėlį įtampa šiek tiek. Aš nežinau, kaip aš galėsiu, bet aš tikiuosi, kad šalia manęs švedas bus išmintingesnis už mane ir jeigu aš jam pasakysiu į kairę, jisai žiūrės, kurį aš į pusę rodysiu, o ne ten, kur aš sakysiu, nesusimaišys man pusės. Ir išmoksiu skaityti teisingai visą tą užrašymą. Nes iš tikrųjų tai, ką žinau, gan sudėtinga šiaip toks hieroglifai tokie, į kurią pusę čia pasukti. Nu, aš stengsiuos labai, kad mes į teisingą pusę nuvažiuotume, kur nors ne į pievas. Žinau, kad švedas buvo toks kompozitorius, kad tas švedas apie ralistus tai nelabai esu domėjusius, tai nelabai ką ir žinau. Tai žinau, kad vienas iš kiečiausių ralistų Lietuvoje. Tai man ramiau dėl to, kadangi šalia tokio aso sėdėsiu, tai jeigu aš kur nors į šoną pavarysiu žodžiais, tai jisai vis vien žinos, kur važiuoti, aš taip tikiuosi. Tramplin 20, kairys 2 ir šuolis 50, dešinys 4-5, per trampliną metą 20, tiesiai 30. Dešinys 3, per trampliną metą dešinys 2 ir tramplin 20, kairys 2 ir kairys 5, per trampliną metą 70, tramplin, kairys 1, 2, žemyn ir kairys 3, 30, tramplin 30, tramplin, dešinys 5, 20, dešinys 3, per trampliną metą, dešinys 3, 30, tramplin, kairė 20, dešinys 2 ir dešinys 3, 30, tramplin 40, 4, 5, per trampliną metą 40. Iš pradžios bandžiau atsipalaiduoti, viskas nieko panašaus, nereikia atsipalaiduoti, reikia susikaupti, įsitempti ir galvoti apie tai, ką tu darai. Skaityti, išmokti, skaityti tos hieroglifus, žodžiu, įvardinti juos, iššifruoti. Tai buvo pirmas kartas, bet jis buvo nerealus, fantastiškas, kažkas nerealaus. Vytautai, tu laimėsi 300 ežerų ralyje, tu pats pirmasis būsi, tu pirmas būsi, aš su tavim, aš nebejoju tavo pergalę. Susitiksime 300 ežerų ralyje.